Mikropigmentacija arba ilgalaikis makiažas – tikras išsigelbėjimas visoms, norinčiams nepriekaištingai atrodyti bet kurio gyvenimo atveju. Ilgalaikio makiažo vakare nenusiplausi, todėl savo grožį turėtume patikėti tik kvalifikuotam specialistui. Į svarbiausius klausimus apie mikropigmentaciją pasakojo Mikropigmentacijos centro įkūrėja, Permanent Makeup World Conference 2015 apdovanojimą gavusi Nouveau Couture mikropigmentacijos meistras titulą turinti Gitana Vizgaitienė. Šiai dienai tiesiog labai daug yra technikų ir kartais mergaitės manęs moteris klausia, kaip atsirinkti, kas vienu ar kitu atveju yra geriausia. Mes siūlome mikropigmentaciją, tai yra pati naujausia technika, kuri netraumuoja odos. Pats darbas yra atliekamas pačiam ploniausiam odos sluoksnį, tai yra epidermija. Po procedūros jaučiasi tik šioks toks dilgčiojimas ir paraudimas, kuris valandos bėgyje visiškai pranyksta. Pati procedūra yra tikrai neskausminga. Dažniausiai būna klientės klausia, ar labai tai skaudės, ar labai būsiu ištinus ir panašiai. Tai tikrai aš noriu jūs visas nuraminti, kad tai yra tikrai greičiausiai maloni procedūra negu skausminga. Procedūros trukmė antakių, akių ar lūpų yra nuo 1 valandos iki 1,5. Ilgalaikio makiažo pagalba moterims mes padedame atkurti natūralią antakių zonos plaukelių liniją. Kai jos netenka plaukelių po alopecijos, chemoterapijos, o galbūt nori tiesiog sutankinti jau esamą linkį. Taipogi mes galim šiek tiek optiškai pakelti, o rezultatas yra gan natūralus. Kas liečia akių liniją, mes galime siūlyti keletą variantų. Kas nori optiškai paryškinti spalvas, taikome juodą pravedimą, akių linijos linerį vadinamą, arba tiesiog nepastebimai paryškiname pagal akies rainelės spalvą akių. Tai labai žavingai atrodo ir optiškai tikrai padidina. Lūpos gali būti irgi išraiškingos ir gundančios, įvedant jums pageidaujamą atspalvį, arba tiesiog sprendžiant tokias problemas kaip zuikio lūpa, arba po herpeso išvagota jau esamą lūpos natūralų kontūrą mes tiesiog galime įvesti natūralią spalvą, kuri užgijus, jinai gan natūraliai jums ir atrodys. Atliekame galvos dermopigmentavimą, kai netenkama yra plaukelių, tai jie labai puikiai užmaskuojami. Taipogi klientėms, kurios neteko krūties po chemoterapijos, mes galime atkurti aureolę. Ilgalaikio makiažo srityje koloristika yra vienas iš svarbiausių aspektų. Renkantis pigmento spalvą svarbu atsižvelgti į odos tipą. Jis gali būti šiltas arba šaltas. Šilto tipo moteriai reikėtų taikyti šalto tipo atspalvius, šalto tipo moteriai šiltus. Į odos tipą būtina atsižvelgti, nes priešingo atveju pasirinkta spalva gali įgauti nepageidaujamą atspalvį. Šiai dienai renkantis ilgalaikį makiažo specialistą, labai rekomenduoju pasidomėti apie jo jau atliktus darbus, apie jo fotografijas prieš ir po atliekant tai. Be abejo, labai džiugu, jeigu jūs galite pamatyti jau sugijusių darbų galeriją. Vienareikšmiškai meistras turėtų keltis kvalifikaciją, galbūt dalyvauti konferencijose, netgi ir užsienio mastu. Į mūsų centrą atvyksta klientės, kurių draugės, mamos arba pažįstamos jau yra su ilgalaikiu makiažu atliktų mūsų centre, todėl tai yra pati geriausia rekomendacija. Renkantis meistrą taipogi yra labai svarbu, su kokia įranga jis dirba. Tai turi būti vienareikšmiškai medicininės paskirties įranga ir pigmentai, kurie turi medicininius autorizavimo sertifikatus, kurie užtikrina saugumą ir kokybę. Moteris, kurios turite norų, svajonių ar klausimų, nebijokite kreiptis į specialistą, kuris jūs įvertins, pakonsultuos ir priims jums optimalų sprendimą. Štai, kaip ir minėjau, klientė patenkinta, aš irgi patenkinta, rezultatas tikrai natūralus. Ačiū Jums labai. Ačiū. Ir lauksim tada sugrįžtant lygiai po mėnesio laiko. Ačiū. Iki malonaus. Iki.